Antanas. Va, Antanai, dabar tikrai gerai. Važiuojam! Mes tikrai važiuojam. Braidau, važiuojam! Girdit vyrai, čia virtuvė pas save barškinu. Važiavau su mašina, vėjo močiutė per perėją ir nutrenkiau. Zaibys! Labas vakaras, mielas ponė. Daru. Dai, pašnekam, nu ką nori. A tai duris. Eik. Klausyk. Aš žinau, kad tu mane pavairuosi, padarysi. Gerai, čia. Kiek tau duoda? $800. Dabar tu į mane pasižiūrėk. Aha. Uždaryk duris, mums reikia važiuoti. Blėt, varma. Nu, paiksluokit mano subinę. Biški, kaip ir bijau filmuoti, nes iš tikro biški nemoku šaudyti, o gal ir moku. Lopo mėgstamiausias žudimo būdas – smaugimas virve. Dabar buvau nužudęs 3 čiūvus. Пошли вы нахуй все пи***. Tai žmogus nesupranti. Ai. Tai tu esi arbūzgalvis. Praktiškai, kaip pasakyti, pasiruošimas vyksta neblogai, sklandžiai. Žaidžiam pastoviai varžybų. Jau čia turbūt 7 varžybos. Ir priešininkas toks aukščiausias lygos komandos, geros. Ir liko Kistenis iš vietinių, čia Zagurskas, Amplėjevas, dar žaidžia Klivinskas, liko Vartininkas, Vertelis liko. Dauguma liko. Kaip žaidėm su Ventspiliu, Ventspilis yra Latvijos čempionai, pralašėm 1-0. Aš prieš Šiaulius pralašėm 1-0. 1-0 išvyko praeitas rungtynės, pralašėm. Su šita komanda Rygoje žaidėm 3-3, vis tiek pralašėm. Matėte, nežinau, buvo paslaptis. Pirma paslaptis, tarp to rašiklio niekas nesislėpė, kažkas paslapties nėra.